Balkaičių švenčiausiosios mergelės Marijos koplyčia stovi Saugėlaukio seniūnijos Balkaičių kaimo kapinėse. Ji yra išlaikiusi pagrindinius liaudiško sakralinio pastato struktūros elementus. Koplyčia pastatyta iš tašytų rąstų, išorė apkalta vertikaliomis lentelėmis. Jos planas asimetriškas, su šone pristatyta zakristija. Pastatas su trišlaičių valminiu stogu ir virš kraigo iškilusiu kvadratiniu bokšteliu. Pagrindinis fasadas su plačia stoginė. Koplyčios stogą ir bokštelį puošia du meniški geležiniai kryžiai. Pirmoji žinia apie koplyčios egzistavimą aptikta Joniškio parapijos mirties metrikų knygos 1795 metų įraše. Tad tikėtina, kad ji galėjo būti pastatyta 18 amžiaus pabaigoje. 1873 metų Žemaičių vyskupijos žinyne paminėta, kad koplyčia turi švenčiausiosios mergelės Marijos titulą. 1895 metais Joniškio klebonas kreipėsi į vyskupą, prašydamas leisti koplyčioje švęsti atlaidus, bei netrukus gavo teigiamą rezoliuciją. Vėliau čia pradėti minėti Šventojo Baltramiejaus atlaidai. Vietinių senųjų gyventojų teigimu, atlaidų metu koplyčioje gausiai susirinkdavo aplinkinių kaimų gyventojai. Koplyčia remontuota tarpukario metais. Ji buvo sutvirtinta, stogas uždengtas skarda. Sovietmečiu uždarius koplyčią pradėjo nykti jos inventorius. 1969 metais didžioji dalis koplyčioje buvusių sakralinio meno kūrinių buvo paimti į ateizmo muziejų. Kai kurios vertybės dingo neaiškiomis aplinkybėmis. 1990 metais koplyčia buvo suremontuota ir atšventinta. Joje įrengtas kuklių neobarokinių formų altorius, kuriame patalpintas Genės Noreikienės nutapytas švenčiausiosios mergelės Marijos širdies paveikslas. Koplyčios interjerą puošia išlikusi senoji klausykla. Koplyčioje, kaip ir kadaise, kasmet švenčiami atlaidai.